būtent šitos rankinės, tos didelės, kurią apie pirmą aš rodžiau, 001, tamsiai rudos spalvos, kurią jūs matote pas mane storiuose su modeliu. Žiūrėkit. Šakės. Aфигеть. Atsiprašau už savo žargoną, bet mano notis perpildytos. Va toks grožis. Va toks grožis. Pažiūrim, ką, jinai nepriekaištingai atrodo. Jinai atrodo nepriekaištingai. Žiūrėkit, kokia, net gražiau negu toje nuotraukoje atrodo šitas modelis. Aфигеть, sakyčiau, šokolado spalva liuks. Labai graži, labai graži. Pažiūrim, kaip viduje atrodo. Bet prabanga kvepia šakis. Net kvapą turi, iš tikrųjų, tokia kvapą turi, labai graži spalva, žiūrėkit. Bet kaip neprikaištingai, jūs pažiūrėkit, matote? Žodžiu, vidinė apdaila. Ir dar čia yra zomžas įdėtas, ne šiaip užtrauktukas, o žiūrėkit, kaip gražiai. Čia yra ženklinimas, kad tai yra natūrali oda, kad tai yra užtrauktukas, visas pažymėtas labai gražiai. Pasiuvimas yra nepriekaištingas šito modelio. Ir kaip sakiau, yra sidabro detalės. Sidabro detalės visiškai nešaukinti. Ši rankinė big ar medium. Čia yra big. Čia yra big. Čia yra ta didelė, kur viską. Yra dviejų dydžių. Yra dar vidutinio dydžio, bet, žodžiu, zomšinių yra būtent didelė ir maža. Ar mažesnė šokolado spalvos neturite už šią? Neturite už šią rankinę? Ar mažesnė šokolado spalvos neturite už šią? Ne, pani Nijolė, neturim. Yra didelė ir maža. Yra didelė ir maža. Šakis. Veronika, mano asistentė, man sakė, kai mes gavom tas grubėtoj odoj, sako, jeigu būtų zomšinė, aš ten ištirpsiu. Tai Veronika tirpstijau, bet nerealiai gražiai atrodo, tikrai. Bet, tikrai labai vangiai. Aukštos kokybės. Tobulas noriu, ir aš noriu, ir aš šitas noriu. Šiaip, žiūrėkit, ją galite nešioti ir ant peties, nes pakankamai yra ilgas tas, ilga rankina, kad galite užsidėti ir ant peties. Ir kadangi jinai eina siaurėjančiai, dar pasikartosiu, tai jinai tikrai labai gražiai atrodo ir labai patogiai galima ją užsidėti. Aфиген. Tai jau aš atidavau į tą mažą rankinę, tai jūs atsukite live transliaciją, nes aš jau neturėsiu, nes ją supakavo jinai užsakyta buvo. Tai va. Aфиген.